Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos 11 ture traumuoto Nerijaus Kestenio palaikomas Kėdainių Nevėžis užtikrintai pranoko Tauro futbolininkus ir namuose šventė pergalę rezultatu 3-0. Pirmojo rungtynių įvarčio teko palaukti. 39 minutę taikliu smūgiu pasižymėjo ir Nevėžio komandai į priekį išvedė Fabio Paimas, kuris po įmušto įvarčio nusivilko marškinėlius ir gavo antrą geltoną ir kartu raudoną kortelę, bei privalėjo palikti aikštę. Vis tik kėdainiškių iš Vėžių tai neišmušė. Jau 44 minutę komandos taškus padvigubinti pavyko Armando Tarlaziui. Nors ir demonstruodami atkaklų žaidimą, Tauragės futbolininkai iki kėlinio pabaigos varžovų geležinės gynybos pralaužti nesugebėjo, po pirmojo kėlinio Nevėžis pirmavo 2-0. Antrajame kėlinyje jau 51 minutę atakos smaigalyje atsidūręs Aivaras Lyberis pasiuntė kamuolį į tauragiškių vartus ir savo komandai leido įsiveržti į priekį 3-0. Iki kėlinio pabaigos kamuolio kontrolę valdė Kėdainių futbolininkai, tačiau daugiau įvarčių pasiekta nebuvo. Tų įvarčių, aišku, galėjo būti daugiau ir ko gero turėjo būti daugiau, nes tokių keletą įvarčių neįmušėm, kur ko gero ten buvo sunkiau neįmušti negu įmušti. Tai, paprasčiausiai tai būna sportai, futbole ir krepšinė iš po krepšio neįmeta ir futbole neįmuša iš 2 ar 3 metrų, tai čia sportas. Tikslas, aišku, buvo pagrindinis 3 taškai ir, sakykime, išvengti kažkokių tai nuostolių, kurių dėja, sakykime, nepavyko išvengti, nes gavo Fabio raudoną kortelę, sakykime, dėl savo neapgalvotų veiksmų iš tikrųjų, tai va, tokie nuostoliai, o pagrindinis buvo dar vienas iš tokių tikslų, per daug nepervargt, kadangi turim per savaitę 3 rungtynės ir pasiruošti kitom rungtynėm, sakykime. Po šios pergalės Kėdainių Nevėžis su 24 taškais žengia antroje pirmosios lygos vietoje. Kažkur tai mums tie keletas taškelių iš tikrųjų tiesiog išslydo iš rankų, paprasčiausiai. Bet vėlgi tai yra sportas ir neįmanoma visko laimėti, nes nesam kažkokia Barcelonos stiliaus komanda, kuri dominuotų, sakykime, visiškai aikštėje. Mes turim savo žaidimą kažkokį braižą formuojam po truputį, turim gerą gynybą ir tai yra, iš tikrųjų, gynyba yra pagrindinis sėkmės faktorius, iš tikrųjų. Puolimas pas mus taip pat yra rezultatyvus, taip kad tokia mūsų komanda. Kitas rungtynes Nevėžio futbolininkai žais birželio 6 dieną svečiuose su Kruojos antrąja komanda.